Ir tas mūsų ir pokalbis ir buvo, nu, šitą Imantas išsimislėjo kažkokį tai, bet atvirai sakant, pavyzdžiui, dėl ko, aš ir pakviečiau jūs pasikalbėti platesniam rate, nes neramina tai, kad čia po visų tų mūsų patikrinimų, tų tarybos, atvirai kalbėkime, jūs turbūt visi žinot ir jums daug turbūt gatvėje visų sutinka, man ir va, kiek žinau ir šitą, ir Mindaugui žmonės, tai kas čia yra dabar iš tikrųjų ta mūsų šilumos ūkį. Visi tiesiai šviesiai klausia, nes kaip tai bebūtų, tai mūsų buvo bendruomenės tikrai dėta be galo daug pajėgų tam reikalui. Jeigu taip mes savotiškai kelrodė žvaigždė ir visoje Respublikai. Ir dabar, kai atsitiko tokie dalykai, nu, atvirai sakant, mes kažkiek tai nešam ir atsakomybę už tai, kas dabar ten atsitinka. Ar atsitiko, ar atsitinka. Bet tas toks, vat, nu, kalbėkim jau, nu, toliau jau gal aiškintis reikės dar giliau. Bet jau tas vat, pradinis neskaidrumas, nu, įneša tokį neramumą. Ir plus, čia Eimantas, matai, išsigalvoja, kad jisai nusikaltėlis. Ir mes ypatingai dar nešam atsakomybę ir už Bieleką dabar. Nes bendruomenės taryba jį rekomendavo į valdybą. Ir jeigu jisai tenai dabar tarp trijų, sakykime, vienas, kokią jam poziciją laikytis. Nes jeigu dabar prasidės kažkokie tai ten neskaidrumai ir taip toliau, jeigu tas tie tikrinimai, o jau dabar sakau, jūs turbūt patys jau čia ir vienokia ta medžiaga, aš nenoriu jau čia kartotis, ir pas Mindaugą buvo ir tarybos posėdį, viena medžiaga yra tikrinta vienų revizorių, kita medžiaga yra Kupčinsko, trečia medžiaga yra Mikelioninės, nu ir atvirai sakant, dar spaudoj yra nušviečiama ir žmonėm tas pilnai suprantamas kelia tokį nerimą ir nepasitenkinimą. Tai galų galia mes už ką čia kovojam, už ką mes čia draskėmės, už ką va dabar po teismus vat reiks Kriaučiausiai Kriaučiūnui reikės sėsti kalėjimą už sužalojimą. Už sužalojimą. Vietą jau aš. Patinka. Aš tai nelabai žinau situaciją, ko galėtų. Tai va, mes to jau kalbėsim. Todėl aš ir sakau, kad mums kažkokios tai vis tiek savotiškai ir čia ir Imantui jau reikės, nežinau, tą poziciją ir mes jam turėsime parekomenduoti šiandien išsakyti, išnekėti ką ir kaip elgtis, nes kaip tai bebūtų, jisai atstovauja mūsų valdyboje, jisai jo, kaip sakyti, rankos pakelimas, bet savotiškai tai mes nešam irgi atsakomybę už tas, kas ten yra. O situacija yra, jeigu kas daugumą tai turbūt girdėjo, tai laikraščiuose ir vienam, ir visur buvo. Čia sakau, vyrai būtų, tuo labiau yra dabar iš Šuminskas atėjęs, mes jūsų irgi būtinai norėsim, ką jūs jau matot. Aš tai, pavyzdžiui, kiek pasižiūrėjau medžiagos, tą, ką analizavau šitą tarybai, kur buvo paruošta, Kupčinsko atskirai nuomonė ir tiesiog paėmiau dar pačią Ragausko tinklalapį. Tada aš visai tada jau atvirai sakant, prasidėjau visą naktį ir aš niekad tai nesupratau, kas čia galų galia darosi. Nes kaip tai bebūtų, jeigu mes kaip kalbėjom, kad pirmajam susitikime, kai mes ėjom prie Katilinės, tada Molčanovas, kas ten dar vyrai, šitas juristas, tada mums buvo pasakyta ir mes sakėm, 30% mažina tvarkoj. Mes tada net jau džentelmeniškai sakom, vyrai, nereikia jau taip šaukti 30%, mums užteks ir 20%, jeigu tai perimam turtą į municipalinį tą. Buvo tas pažadėta ir buvo pasakyta, kad kadangi tai municipalinis turtas, mes dalyvausim jo veiklos kontrolėje. Kad mūsų žmogus būtų įvestas į valdybą, į valdymo organus jisai, ir plus stebėsim pastoviai, kas liečia kainą ir kainų dedamasis. Ypač tuo laikotarpiu, kol buvo ekstremali situacija.
Tas mums buvo pažadėta, kad bus valdybos narys mūsų bus, tvarkoj, dėl skaidrumo irgi liktai pradžia buvo nieko, dabar iškyla tokia situacija, kad pagal vieną revizijos medžiagą yra prirašinėjama, čia jau vyrai abudu dar kalbės, jau jie smulkiau, pagal vienus, kad yra tuo labiau, labai persiskyrė ir nuomonės, ant tiek kategoriškai Kupčinsko, kuris darė reviziją, irgi. Ir jo atskira nuomonė. Ir Mikelionienės visiškai kita nuomonė. Ir dar trečia nuomonė, kurią jau dar atskira komisija buvo sudaryta Varžgalio ir dar Varžgalio. Ir ketvirta nuomonė, kai pasėmė jų pačių Ukmergės šilumos, UAB Ukmergės šiluma, jų tinklalapio duomenys. Aišku, ten kuda jų yra. Ir visi keturi, tam rusų posakė, Raipščiuką ir ten visas 4 pusės. Todėl tas mūsų pokalbis yra. Kokia dabar kokia situacija? Čia vyrai kalbės galbūt apie savo, Mindaugas irgi savo. Aš galiu tik tai jums pasakyti tą, ką, aš Ragauskas, man, pavyzdžiui, aš jam sakau, vyrai, jūs arba juokus krečiat, arba aš jau visiškai niekada nesuprantu. Paėmiau jų viešuosius pirkimus. Tik tai analizavau tą, ką jis patys pateikė savo tinklalapį. Tinklalapio rengimas, kuris praktiškai neveikia. Jeigu kas įeikit jų tinklalapį, tai ten nieko nėra. Ten šitas kontaktai, kas yra administracijos ten keli žmogeliai ir viskas. Ir dar kažkokia tai praeitų metų, lapkričio mėnesio kažkokia seminaro medžiaga. Tai visas tinklalapis. Tokį tinklalapį, Giedriau, kaip tik dalyvauja, pati praktikė, kuri daro tokius tinklalapius, aš nežinau, tiesą skelbė net, kad gali ir pats nemokamai pasidaryti, bet jeigu už kokį 50 litų galima, laisvai padaryti. Mūsų tinklalapį Vilkmergė EU, kurį mes turim ir jisai yra dienraštis, kur kiekvieną dieną eina medžiaga. Kiekvieną dieną 1000 nuotraukų, filmuotos medžiagos ir taip toliau. Jisai mums studentai padarė už 100 litų. Čia 705. Nežinau. Kompiuterinės įrangos. Jų pačių. Čia aš nieko ir Ragauskas turėjo mane iškart paduoti į teismą už tokius dalykus, jeigu aš neteisingai pasakiau. Kompiuterinė įranga 30 000. Interneto įranga 10 000. Popieriaus už 10 000, baldai 30 000, buitiniai kažkokie prietaisai 5 000, tualetinis popierius 5 000. Transporto panaudojimas Ragausko, aš pavyzdžiui, tai ten iš vis primečiau maždaug tiek išeina, kad lygiai tiek, kiek, kaip furistas pas mus maždaug pravažiuoja, vos ne vidutiniškai per dieną 500 km. Kada tada vadovas gali dirbti kažką, tai jeigu 502 km į dieną jisai sukaria už vairą. Kažkur. Dabar, aš tai sakau, paėmiau keletą to, šokiruojančių skaičių. Dabar, Makių, to jau sekundėlį, Makių poilsiaviečių. Pačiam pirmam mūsų sutikime buvom. Jau nebe tie laikai, kad išlaikyti tą dar nuo Lukoševičiaus laikų pastatytą poilsiavietę. Baldų laikų. Ne. Valdininkai pradėjo. Valdininkai turėjo atskirą garažą. Valdininkai atvilko vagoną žiemos metu iš Jonavos. O čia buvo dar pastatyta grinai poilsiavietė, namas didžiulis ten su viskuo. Dar Makiuose poilsiavietė išlaikoma ir su visa vadybininkė. O tai čia etatas yra? O kas tenai vadovauja, gal galima sužinoti? Zarambė nekalbės pavadinti. Kas ilsisi, kas važiuoja? Nieko ten nėra, ten paprasčiausiai tik tai pasaugo tą poilsiavietę, nes jeigu jos niekas nežiūrės, tai jos ir nebeliks. Gerbiamas sakė. Paskiau, Mes Parduodam tada, dabaigsim dar. Yra taip tokios kalbos. Jau priimtas sprendimas valdybos yra pateiktas. Gerai. Kiekvienas kalbėsim tą, kas jau dabar padaryta, tai padaryta. Aš užfiksavau tą momentą, tas, kas pas mus buvo. Suprantat? Ir čia nereikia
Bet tokie dalykai, Makių, sakau, vadybininkė pagauta. Darbų saugai, 4 etato, 1000 beveik litų žmogų už 4 etato. Turbūt savi visi. Vat, nu, kaip tai bebūtų. Dabar analizuoja Ukmergės būtų šitą šilumos ūkio skolininkai didžiausi. Kam daugiausiai prasiskolinti? Ukmergės būtų ūkių. Kokie žmonės dirba šitam šilumoj? Rinkevičienė. Nu, aš nesakau, kad tai... Atsiprašau, pastabą galima ten dėl šilumos ūkio. Buvo ten spaudoj, kad, reiškia, atsiskaito šilumos tinklai su būtų ūkiai už šilumos priežiūrą, bet gyventojai irgi sąskaitose rašo už šilumos tinklų priežiūrą. Nu, tai kaip čia yra, tai reiškia dubliuojama? Vėl? Buvogi skandalas vieną kartą jau dėl šito. Dar prie miesto energijos, Tai va, aš sakau, kaip sakyti, turbūt ne bendruomenės mūsų reikalas, suprantat, tuo labiau, kai aš nenorėjau čia pažiūrėti, jeigu tai reikės, aišku, kreipsimės ir kitus jau atitinkamas, kaip sakyti, finansinės revizinės organizacijas, bendruomenė mes neturim turbūt nei tokio pajėgumo, gilių, kad paaiškintume, tuo labiau, kad pradėti dubliuotis jau su esamom revizijom, nu, ne mūsų yra reikalas. Mes šiandieną iškėlėm klausimą, kad mum, kaip ta pagal mūsų tą klasiką Uspackyką, tas negražus vaizdelis, nu, ne, kažkas tai, nu, yra, bet keletas skaičių, nu, tai nėra tas. Ir tuo labiau aš dar kartą pabaigdamas noriu pasakyti, kad mes faktiškai čia ir turėjom būti, nu, kaip ten, gal kartuosius, kaip čia sakydama, kaip tie komunistai skaidrus, nes mes savotiškai visiems buvom pavyzdys visai Respublikai. Nes mes pasakėme, mes kovojam tam, kad atiduoti, gražinti į savivaldybės turtą į mūsų savivaldybės rankas, nes mes sugebėsim skaidriai, efektyviai jį valdyti. O tai buvo pasakyti. Šiai dienai tie nuostoliai, kurie jau yra užfiksuoti, ir kainos kilimas, sakykime, kelia mum pelnytą. Dėl dujų pirkimo, už kiek perkama dujos ir kokie ten sandėriai su dujų pardavėjų, ar žinoma? Tai va, dabar tokia dalykai. Tai dabar mūsų, čia jau turbūt įmantai. Taulimas, aišku, labai atsakingas yra ir dalyvau pirmam posėdį, labai, kaip čia pasakyti, tas toks vaizdas korektiškai buvo vedama viskas, be jokių ten. Ir posėdį daug kažkaip tas darbotvarkės visas, praktiškai iš kuriam dalyvavau Birželio 7 dieną posėdį, pusė darbotvarkės buvo atidėta išsiaiškinimui, pusė darbotvarkės. Ten ir buvo darbo nuostata ir apmokėjimo, ten ir darbo nuostata, aš įsimaišiau konkrečiai su pasiūlymais dėl premijos skyrimo, kokia tvarka ir taip toliau, bet ten viskas, taip sakant, turi būti aiškiai, jeigu nuostatais vadinam tą dokumentą. Toliau griebiausi tokio, reiškia, kad šilumos mazguose tvarka kažkokia pasidaryti. Pradedant nuo savo namų, pas kaimynus kelius buvo, reiškia, tas bombos nuplėštos, mėtusi, nuo skaitliukų kaip tikrino ir visą kitą darbinę tvarką su Ragausku susitikom. Sekančią dieną, mūsų name ten bliombos buvo sunumeruotos, visos suvestos į kompiuterį. Taip sakant, niekas savarankiškai nei būtų jis negali pakeisti, niekas be žinios centrinės informacijos šaltinio. Tai vat, kadangi su Mindaugu daugiau to šilumos mazgų mes čia visą laiką vargstam, tai šitą klausimą. Nu, taip sakant, svarstant, kėlėm klausimą, kad būtų numatyta eilė, kokiuose namuose tuos jau susidėvėjusius, paprastus šilumos mazgus, kiek tai galima renovuoti ir kiek lėšų tam reiktų, ir turbūt paskelbt namų komendantams, kurie yra bendrijų vadovams, kad jie žinotų, kad toks namas, reiškia, bus renovuojamas iš Ukmergės šiluma, ten lėšų, prisidedant ir
gyventojams, taip sakant, ir visą kitą. Toliau kitas klausimas buvo iš viso dėl šilumos tiekimo tvarkos. Čia dėl prisilaikymo grafikų. Nu, kai kuriuose namuose, reiškia, nukrypimas yra tas, kuris grafikas patvirtintas savivaldybės. Reiškia, skirtumai pasidaro daugiau ne 5%, ten 5 laipsniai gali pasidaro daugiau, 6-7, kai kur gal net iki 10. Reiškia, jau šilumos kiekio sunaudojimas padidėjo automatiškai. Tas klausimas. Nu, tai man posėdžiai tokie, dar daugiau ten buvo tų klausimų, aš čia gal nenoriu gaišinti, kadangi pirmas toks pažintinis posėdis buvo. Darbo tvarka lankydavausi ten ir žiūrėdavau ir visą kitą, nu, ten, kad kelt sąskaitas, kokias, kaip po pirmo posėdžio ir visą kitą, nu, gal ir praktiškai teisės aš tokias neturiu. Tai apsitardavau, pasižiūrėdavau, o pagrindinis žinovas ir pagrindinis vertintojas ir skaičiuotojas, patikslintojas, tai mūsų Mindaugas Tamošiūnas, kuris mes jau taip esam sutarę, ten šilumos savikaina, šilumos kaina, gaudavo tas visas dujų sąskaitas, kokios kainos būdavo kas mėnesį, nu, visus kitus ten paskaičiavimus. Nu, 27 birželio buvo posėdis, kaip tik buvo šitai visi revizijos, savivaldybės revizijos, audito revizijos dokumentai. Tai pirmam šitam posėdį buvo paprašyta, kad Ragauskas į kiekvieną revizuojamą tą klausimą, kur rasti trūkumai, atsakytų raštiškai. Toks darbas buvo atliktas. Tai palikta dar pasiaiškinimų šitą reikalą. Nors, taip sakant, šiandien buvo valdybos posėdis 10 valandą, netenkino mūsų. Ta prasme, kad ten konkrečiau reikia, jeigu reikia pridėti dokumentus, dėl kai kurių lėšų, dėl ypatingai Kupčinsko minčių ten išdėstytų skaičių. Dar šiandien kartą tikslinome dėl Anykščių gatvės remonto, nu tikrai Anykščių gatvė šiluminė yra savo remontuota. Per Anykščių 33 namo, pats jau per smėlį praeidėm ir paskiau varė šitą į kepyklos ten, į 5 vidurinės kampą. Dėjo naujus vamzdynus viską. Nu įrašyta, kad naudoti pinigai, o darbai neatlikti. Tai čia sunku pasakyti. Čia mano tokia asmeninis komentaras, nepatikrintas, aš negaliu jį patikrinti ir visai kitaip. Tai va šitas visus klausimus, dar savaitį laiką duota Ragauskui atsakyti šitos klausimus raštiškai. Ir tada taip Ar visko šnekėti nėra labai taip atvirai galima, kadangi kiekvienų dalykų gali pasinaudoti miesto energiją. Žiūrėkit, va tai 13 milijonų. Jūs pagalvokit, kam reikalingas buvo tas visas triukšmas. Tam, kad truputį labiau pajuotinti Ukmergės šilumą. Ir po to iš karto atsirado 13 milijonų ieškinys kažkoks, kuris bus kreipiamas į teismą. O ne tas ieškinys, ne miesto, ten ne Ukmergės šiluma ieškinį pateikė, reiškia miesto energijai, kur galėtų pateikti tą ieškinį. Jie ir nemokėjo, jie šalia gyveno, turėjo geriausias patalpas, o tie net kompiuterio neturėjo. Sakė, va, Julius sakė, 30 000 sumokėjo kompiuteriams. Taigi visos naujos buvo kompiuterizuotos darbo vietos įrengtos. Mes nieko negavom, nieko nepaėmėm iš miesto energijos, jie netidavė net vieno kompiuterio. Sulūžusi, vieną paliko Šventupės katilinį. O kitų... Palaukit, aš buvau Ukmergės šilumoje prieš tą visą virsmą, turėjo jie kompiuterius, turėjo apskaitą, turėjo visą tą... Man klausimas dabar, kokie pinigai, kurie pateko į Ukmergės šilumą iš miesto energijos. Kalbėjote apie 8 milijonus. Nunyko ir tiko. Palaukit, apie kokius? Nuomos mokesčių. Kur tie 8 milijonai? 8 milijonai. Nuomos mokestis milijonas 400 000 iš viso. Taip. 8 milijonai, tai reiškia, jie investavo į šilumos ūkį kaip ne nuomos mokestį, bet jų investicijos į šilumos ūkį, kiek jie turėjo įdėti, reiškia, 3 katilinę, čia eina kalba apie tai, ką jie padarė. Tai skaičiuojasi, kad čia jų investicija. Tai jų investicija, bet tai sutartį. O tai dabar nuo tos investicijos kainuoja yra amortizacija?
Kaip tai visą laiką O buvo? tai kaip gali būti, jeigu turtas ne jūsų? Kaip jūs amortizuojate svetimą? Palaukit, kaip turtas ne mūsų? Reiškia, jeigu paprasčiausiai jie investavo šitą, buvo bazinė kaina. Dabar naują bazinę kainą neskaičiuoja. O ta paprasčiausiai tas turtas, tai jis yra antstolio prašytas ir perduotas valdyti jau. Bet yra svetimas turtas, tai nėra valstybės turtas. Ukmergės šilumai. Palaukit, kaip svetimas turtas, jeigu sutartį buvo numatyta, Jeigu jis neišmokėtas, pagal sutartis neužbaigta, tai turtas nėra jūsų užlita. Tai reiškia amortizuoti negali. Tai va, vėl mes palaukit, nesiginčykit. Vienas dalykas toks yra, kad reiškia, tas turtas buvo įskaičiuotas į kainą baziniam laikotarpiu. Dėl to yra ir bazinės kainos. Reiškia, ir per bazinį laikotarpį ten viskas nusirašo. Ir paprasčiausiai po bazinio laikotarpio jie naują bazinę kainą skaičiavo. Reiškia, 2009 metais. Bazinę naują kainą, o ta sena turėjo būti nulinta. Palaukit minutę. Jeigu jie buvo pasiėmę paskolą, jie paskolą investavo, jie už paskolą atsakė ir paskolą mokėdavo. Vyrė, čia niekas nepasakė, čia revizorio darbas. Palaukit, duokit pabaigti. Jūs perėmė turtą, bet paskolos mokėjimų neperėmė. Tai reiškia, tas turtas, kuris yra neišmokėtas, patapo banko turtu. Tai kaip jūs galite amortizuoti banko turtą? Ir mes mokam dabar amortizaciją per kainą, nu va gražu. Tai kur žiūri revizoriai? Palaukit, nieko, ten hipotekos įrašai yra nubraukti, teismas priėmė sprendimus, aš nenoriu čia detaliai viską šnekėti. Jeigu viską detaliai išaiškinti, tai čia reiktų pusę dienos. Jaučias kūro prirašyti. Jo, nes paprasčiausiai hipotekos įrašas ant tų katilinių, kurių jie pastatė konkrečiai ant trečios, jis yra nurašytas. Nebėra tas turtas užstatytas bankui. Antras dalykas, tai jų čia buvo vienas iš pažeidimų, kadangi jie paskolą ėmė ne Ukmergėj. Jie tik tai paėmė paskolą, naudoja pinigus kitur, o Ukmergės turtą užstatė. Bet Ukmergės turto negerino, neužlito, ar ne? Gerino, bet ne tada, ne iš tų pinigų, tai pagal sutartį. Bet tai... Žmonių surinktų pinigų gerai. Dabar aš galiu pasakyti konkrečiai, kaip jūs sako, 3 revizijos buvo. Nebuvo 3 revizijų, buvo vienas auditas, tik tai aš noriu pasakyti, kad jis buvo labai kruopštus ir kai kurie dalykai per daug išpūsti. Nes tiesiog yra nesutarimai buvo dėl paprastų dalykų. Sakysim, valdyba skyrė, reiškia, 20 000 vienkartinę premiją išmoką. Reiškia, po pirmo sezono. Pirmas sezonas buvo Ukmergės šilumai sunkus ir, reiškia, kai tik tai baigėsi balandžio mėnesį pirmas kūrenimo sezonas, užpuolė juos valstybinė energetikos inspekcija su patikrinimu, kada surašė 200 reiškia trūkumų, kur tie trūkumai pagrindiniai buvo likutis iš miesto energijos. Ir vienu žodžiu, Ragauskas kreipėsi į valdybę, kad būtų galima išmokėti, reiškia, 30% priedo, nes žmonės turės padirbėti dar gerokai, kad sutvarkytų tuos visus trūkumus. Tai vienu žodžiu, valdyba priėmė tokį sprendimą, galbūt 30% būtų ir per daug, bet 20 000 visiems žmonėms reikia truputį, kad... Jie pradžioje galėjo diržų susiveržti. Yra norinčių dirbti, jie yra... Ne, mato, tai vis tiek yra, nes jos patikrinimų buvo daug. Vis tiek žmonės paskelbtis reikėjo ir valdyba nusprendė. Kaip ir mes. Nu tai aišku, galbūt Irgi gali pasiaukoti. Nu tai pasiaukojo, bet reiškia, ta 20 000. Ir gavosi nesusipratimas, kad reiškia, valdyba leido 20 000 vienkartinę tik išmoką. Jūs paskaičiuokit. Tai ta išmoka 20 000. Paklausykit. Tas 20 000, 44 žmonėms, tai praktiškai po 500 negavo. Per 1,5 metų. Tai 500 ne pinigai jūsų, kaip žiūrėjau? Pinigai, bet tai... Nu jo, nėra. Jeigu socialinė išmoka yra 315. Gerai. Jo, bet nesusipratimas gavosi dėl to, kad paprasčiausiai, reiškia, nesusišnekėjo. Ar su mokesčiais, ar be mokesčių.
Užrašė 20 000, jie paskaičiavo be mokesčių ir sumokėjo, reiškia, atskaičiavo mokesčius 27. Nu tai ir gavosi, kad 7 mokesčiai, 7 000 pernai. Nuostabu. Reiškia, nu tai... O kas moka tos pinigus? Nu, vat kas sumokė tos pinigus? Nu tai, nu, Jie kas moka už šilumą. Bet tai palaukit, tai jeigu jūs esate ekonomistė, tai čia tie nuostoliai būtų 0,001%. Nu aišku, kalbos nėra, tai yra pažeidimas. Ir mes tai tą pažeidimą, kaip pažeidimą pripažįstam ir tą pažeidimą ištaisyti jie turi. Tai vienas iš tų pažeidimų. Dabar toliau eina kalba apie tas trasas. Reiškia, apie trasas aš galiu pašnekėti smulkiau, kadangi mes paprasčiausiai patikrinom tą, vienu žodžiu, būklę tų trasų. Reiškia, kur buvo remontuota. Reiškia, bėda yra ta, kad kada jie išeidinėjo iš miesto energiją, išeidinėjo iš savo objektų, jie tokių kaip kare prikaišiojo bombikių mažyčių. Reiškia, užslaptintų gedimų, kur ateityje. Mes, pavyzdžiui, niekaip negalim suprasti, dėl ko, sakysim, iš karto, reiškia, perimus antrą katilinę pasipylė avarijos. Ir visos avarijos aplink. Iš karto vieną avariją prie Paparčio pereinant, kitą avariją kitoj pusėj. Reiškia, šitoj pusėj žiemą avarija buvo, va čia va tam kieme, pavasarį buvo prie banko, reiškia, rudenį dar iš karto trasą tvarkė Senamiesčio mokykloj, truko, reiškia, viskas aplinkui tą katilinę, reiškia, kažkoks tai buvo sukeltas hidraulinis smūgis ir specialiai padaryta, reiškia, kad būtų tų avarijų. Ir pagrindinės visos avarijos yra šitoj zonai. Antras dalykas, reiškia, miesto energija, vat apie ką reiktų šnekėti, jie stengiasi, reiškia, atsikratyti tuo turtu, reiškia, kuris buvo, reiškia, Ukmergės šilumos. Jo visiškai nežiūrėjo, jie žiūrėjo tik tai naują tą sukurtą turtą, ten viskas blizgėjo, viskas buvo tvarkoma, a kas buvo išnuomota ir skaitėsi Ukmergės šilumai, jie nieko nežiūrėjo. Viskas buvo, katilinės buvo nerenovuojamos, buvo niekas netvarkoma ir jie tikėjosi, nusipirkė vienybės, reiškia, katilinę, pasijungti trasom visą miestą ir tada pasakytų, baigsis tos sutartis, baigsis 15 metų, pasiimkite jūs tą laužą sulūžusi, mes ir mes konkuruosim tada. Jo, ką konkuruosit, jeigu jie už jūsų pinigus būtų įsirengę vienybės katilinę, naujos trasos, ir jie būtų kuo puikiausiai tiekę šilumą, o Ukmergės šiluma neturėtų nieko, nes būtų jau viskas sugedę. O tai dabar jūs įrengsite tą naują katilinę? Ne, bet tai palaukit, kaip mes įrengsim. Kalba apie tai, kad reikia remontuoti tas supūvusias trasas reikia, kadangi trasom reikia tiekti šilumą. Reikia tas trasas remontuoti. Tai gal kalbėkim po vieną, nes čia dabar... Jie čia pasakymų vakaras. Nu tai aišku, bet tai esmė yra tai, kad paprasčiausiai... Gerai, bet tam dabar akte, Algi, tavo kaltinimai tokie, vos nesabotažas. Pas Kupčinską, kad jie ten... Ne, tai esmė yra tai, taip. Pas Kupčinską dabar, jūs mums žmonėm eilinį išrašė, pas Kupčinską tenai, kad prirašymai darbų, kad nebuvo tokių remontų. Jūs matėte aktą? Mačiau. Užrašyta, gali būti, daug kas gali būti. Ne, tai, bet esmė yra taip, kad reiškia buvo... Aš tavęs ir klausiu, dabar va tai klausiu, tu valdybos narys, senas jau, kaip sakyti, su žila baldas, tam, tu jau žinai visą tą. Ir tu dabar gali, pavyzdžiui, pasakyti. Ir plius, kaip valdybos narys ir kaip specialistas, kuom tikėti, pavyzdžiui, mum, Kupčinsko, kad buvo prirašymai, nebuvo remonto, kaip kategoriškai yra, ne tai, kad, gerai, tas žodis, gali būti. Ar buvo prirašymai, kad jokių darbai nebuvo vykdomi, net kur trasos, kurios net neveikia? Ne, kaip tokio dalyko tikrai nebuvo. Nes paprasčiausiai, arba Kupčinskas gavo netinkamą informaciją, ar specialiai pakišo tokią...
į vieną namą, į linų, aš bijau, ar 10, kažkurį tai iš namų, reiškia, tingo slėgimas, reiškia, įtarė, kad yra trasų įtrūkimas. Nenustatė, kurioje vietoje, niekur neprasimušo tas vanduo, nei į namą, nei nieko. Jie tada paprasčiausiai pradėjo, kadangi namas be šildymo lieka, užsuko tą ir pradėjo atkasinėti. Vienoje vietoje atkasė, žiūri sausą trasą, nieko nėra, vėl užvertė. Ne, bet tai buvo, nebuvo. Kas? Buvo prirašymas, nebuvo prirašymas. Nebuvo prirašymo. Bet komisija priimant, tai komisija 5-4 žmonės, aš galiu parodyti, kiek Anykščių gatvėje aš greta gyvenu, kiek daryta, yra daryta, į mokyklą, trasa, Genys, Genys jums gali paaiškinti, Genys komendantas jis bedaryti. Kažkur tai išėjo. Nu stambiai, nu tai gerai, nu tai Tai gerai, tai Kupčinskas meluoja. Tai reiškia meluoja, nu kai meluoja, jeigu mano akise per langą aš mačiau kaip darė, tai ir dar man įdomu, aš kaip energetikas buvęs, tai kokie vamzdžiai, sako, 5 metų akis, kurio vietą iškasta, kiek metrų ir kiek, kur į ką. Jis vertino taip, jis paprasčiausiai pasižiūrėjo, kaina yra didesnė. Esmė yra tai, kad, pavyzdžiui, nustatė, va šičia galbūt per didelę kainą. Bet tai reikalas tas, kad tada... Šitą gerbiamas, tai sakyk, ką tu nori, dabar tu ten sėdi ir... Apie esmę kalbėk. Nu, klausk, tvarkoju, klausk esmę. Ateisi čia, sėsi ir, nu, ką tenai dabar... Ne, tai esmė ta, kad Kupčinskas rašo, kad liktai nepadaryta, a yra padaryta. O kiek padaryta, kokią sumą, tai mes nežinom, o kad daryta, yra daryta. Faktas, tai čia nieko nedingsta faktas. Bet jeigu jis rašo, tai kokią pagrindą jis rašo, kad dokumentuoti. Esmė yra į pagrindas jo faktas. Kupčinskas pastaboj parašo, darbai neatlikti. Nu tai viskas. Atlikti ten, tie darbai, tose vietose, kurie žmonės investų, kurie gyveno. Klausykit, Laisvės Kargriovis, Ragauskis tvarkingai dirba, normaliai. net ir kodėl kokio pagrindo, ką jis norėjo pasakyti, kodėl jis neįsigilino, tai reikia jam įsigilinti tas. Mums, sakau, kaip bestelėnam, iškilna, kadangi jūs Kupčinską, kalbėkime atvirai, vėl taip staigiai, nu, kalbėkime atvirai, tokia buvo nuomonė, priimt, nepriimt, jūs rasi priimat kaip patikimą žmogų, specialistą, patarėją ir taip toliau. Ir praeina 2 mėnesiai. Aš dėl šito priimimo, nepriimimo, aš nieko negaliu sakyti, čia ne mano. Mes tavęs klausiam šiandieną mes klausiam tik tavęs. Tu kaip specialistą ir dar plus kaip valdybos narė, kaip administracijos darbuotoja šiluminime. Vat šitie žodžiai, kas yra Kupčinsko dabar paneigimas. Ten pinigėlė tie jau tėvų revizija. Pats faktas. Mes šiandieną... Tie darbai buvo daromi ir esmė buvo, reiškia, Kupčinskas sakė, kodėl jūs visą trasą keitėt. Dabar, pavyzdžiui, buvo toks sprendimas, kadangi... Dokumentaliai įrašinėjimai. Tai gerai. Darbai buvo atlikti. Taip, darbai buvo atlikti. Reikalas tas, kad ir, pavyzdžiui, trasą, Kupčinskas iškėlė tokią mintį, kad o kodėl jūs tik tai neatkasėt, tai toj vietoj nesutvarkėt. Atkasė konkrečią vietą, pasižiūrėjo, kad ten vamzdžiai supuvę ir valdyba priėmė, keičiam visą atkarpą. 10 kartų nekaciojant. Teisingai. Aišku, tada automatiškai padidėjo, bet jau ta vieta jau yra užmirsta, jį pilnai suremontuota. Tvarko, dabar daugybė klausimėlių ir čia kai lystume, čia gal yra teisingai, bet leiskim vis tiek, tai yra aktualus klausimas ir įsikalbėti. Mes dabar, taip tiesiai šviesiai, Bieleką įmetėm. Į liūną įmetėm, kuriam jisai neištikapanos. Ir mes savotiškai būsim kalti, kad nekaltą žmogų įmetėm tenai. Tavo nuomonė dabar jau ne taip kaip Įmantas, kiek čia dienas skaičiuoja valdybos narė. Tavo jau nuomonė ir kaip specialisto, ir kaip valdybos narė. Ragausko visą tą, mūsų galbūt santykiai bendruomenės nuo pirmųjų dienų biškelė su juo nesusikibirkščiavo, gal jo charakteris. Tavo nuomonė, va dabar, kaip
mes galų gale išleidę tave, Imantą pasiliekam, pavyzdžiui, tai sakom, Imantai, tu balsuoji už tai, kad valdyba šitą administracijos direktorių keis. Aš pasakysiu, O tu mums... Amerikos prezidento Vašingtono žodžiais, kaip jis pasakė pilietinio karo metu. Jis taip pasakė. Sakė, protingi žmonės arklių perkeloj nekeičia. Čia ne visai. Na, čia ne Amerika, čia Ukmergė. Tai nesvarbu, bet čia yra tokia šteka. Kaip Vašingtonas čia nėra. Tai ne, aš tik pasakiau istorinį dalyką. O dabar teismai baigėsi, licenzija dar niekas nepasibaigė. Yra dar ir kitas žodis, nepakeičiamų žmonių nėra. Nėra, aišku, nėra. Dėl ko aš skaityčiau netinkamas tas pasakymas perkelo, ne. Palaukit, vyrai. 2 metai. Lygiai beveik 2 metai. Gegužės mėnesį mes pirmi atėjome prie to. Dar prieš 2 metai. Paklausykite. Ta perkela, čia galėtų faktorius ir paskandinti. Paklausykit minutę. Ragauskas atėjo ne iš karto. Atėjo tada, kada atsirado didžiulė krizė, kada paprasčiausiai nebuvo kam vadovauti Ukmergės Šilumai, kada Paliulis sirgo, kada buvo ieškoma čia žmonių. Paliulis buvo rozų vienoj šaikai iš vienais, už tais apsirgė. Nu, galbūt aš tų detalių. Aš tik sakau konkretų faktą, kad Paliulis sirgo, eit niekas nenorėjo ir sutiko žmogus su dėrybom. Įrašė, pavyzdžiui, ten punktą, kad reiškia 7 galai tenai, bet jis sutarė. Su meru. Šitą sutinkam. Tai va, sutarė ir jis sutiko. Ir jis padarė. Ir buvo ne viena, pavyzdžiui, komisija, ir mokesčių inspekcija, ir darbo inspekcija krėtė, ir valstybinė energetikos inspekcija krėtė, ir būtų palaidoje paprasčiausiai tą, jeigu būtų jis nesusitvarkęs. Reiškia, niekas nerado jokių tokių trūkumų, kad įmonė imtų uždaryti, reiškia, jis sugebėjo tai sutvarkyti ir išvedė iki tokio lygio, kad teismas buvo savivaldybės pusė. Reiškia, mokesčių inspekcija. Tavo nuomonė, jis ne angelas su dabar aš trumpai noriu, kas trukdė pakeisti tos pareigybinės nuostatas, pareigybinės funkcijas darbuotojų, sustatyti, reiškia, kad nereikėtų samdyti ant kitų. Sustatyti, reiškia, visus į vietą darbuotojus, dėl pinigų mokėjimo, dėl tų sąskaitų prie atlyginimo papildymų. Kas trūkdė visą šitą gramatiką surašyti, kad būtų patvirtinta savivaldybei tarybai arba, daleiskim, administracijos direktoriaus ir šiandien jam nieks būt neprikabinė visų šitų reikalų, kurios prikabino. Kas jam neleido, kaip direktorius? Reikalas, kad darbas vyjo darbą ir pasisėdėjo visą laiką tikrintojai. Pas jį žmonių buvo, 44 ekonomistai yra, dispečeriai yra viskas, kiekviena tarnyba, čia yra 2 dienas, kiekvienai tarnybai pasiruoš savo pareigybinės nuostatas ir pareigybinės funkcijas. Jis paprasčiausiai iš tokių žmonių... Gal jam Jovalas tas ir patiko ir jam pačiam. Aš nesakau, aš nenoriu ten viską detaliai, aš žiūrėti pagrindinius dalykus. Visko ten detaliai, smulkmenų. Aišku, aš tikiu, kad ten jis padarė klaidų ir tai revizijos išvadose matosi, kad tų klaidų yra. Bet jis pagrindinius dalykus susitvarkė. Antras dalykas, jis negavo pačius geriausius, pas jį ir kaita buvo, ir rinko žmonės, kokius jis tik tai turėjo, nes paprasčiausiai specialistų, geresni specialistai, būkim teisingi, kad geresni specialistai liko miesto energijos. Jūs sutinkat, reiškia, Dublerio komandą jis turėjo, nepagrindinę komandą. Tiek anoj kompanijai, tiek to, aš jų labai daug pažįstu. Nu tai vienas dabar jeigu apie kadrus, tas rezonansas su tais Rinkevičiai, Paliuliai, Armanavičiai, čia, nes labai jau neskaniai skamba. Ne, matot, kame reikalas. Čia dar vienas dalykas. Mes atstovaujam žmonės. Mes sakėm, kad jų giminės, ne iš jų pačių 0,5 kilometro nuo Katerinės, kad jų nebūtų. Kupčinską, Nugarą, Paliulę, visų, kad ne vieną artį nebūtų.
Čia atvirai buvo mūsų pasakyta. Taigi jūs irgi žinojate, paskiau leidėt valdybai, būdamas mes paprasčiausiai personalijų nežiūrėjau. Aš nežinau, kad... Bet jeigu jūs pasakėt direktoriui, lygiai kaip čia galima... Žmonių nuomonė tokia, tai ką jums lygiai galima sakyti, bendruomenės nuomonė savotiškai, 20 000, aišku, pilnai teskas biškelį orientuojasi, tai, bet suprantat, bet pats momentas parinkimo, neskanu, suprantat, kad ir 20 litų būtume davę. Ir tai jau, kai čia dėl tos kiekvieno cento, kai viskas per padidinimą įstyklą, biškelį reikia čiūti ir vadovai, mąstyti. Čia jeigu jūs teisingai sakot, nei tie ten žmonėm tie... Ne, tai aišku, klaida padaryta jo pačio, kad jis pats savo pasiskyrė. Galėjau ten žmonių. Turėjau mašinas už 50 000 litų nusipirkti. Ką prasta mašina buvo pravažinėję. A kur jis gyvena, tarp kitko? Jis gyvena Prienuose, už tai jis sako, Julius sako, kur jis ten pravažinėja? Jis važiuoja. Tai reiškia yra problema visumoje, tie važinėjimai iš tos sąskaitos, iš mūsų sąskaitos mokam pinigus. Tai blogai. Dėl to, kad jis iš Prienų. Arba taip. Ir kiekvieną dieną matyt važiuot? Kiek jam jūs susitarėt? 5? A 5,5? 5,5. Bengis dabar dar važinėjimai priedą pasiėmė, dar su valdymo mašiną pasiėmė. Valdybai būnant šito daliais nereikėjo. Nereikėjo suprantą. Čia va vyrai ir mūsų ypač tautai tu atstovauja kitą, o Bėrekui mes turim sakyti. Vyrai Ir dabar dar vienas dalykas. Jeigu tai buvo, tuo labiau, jeigu tu tą tiksliai sakai, kad, pavyzdžiui, buvo pasakyta direktoriui, va, kaip Mindaugas sako, negražiai tikrai kvepia. Bet kuris dabar, dėl ko ir aš sakiau, didžiausios skolos būtų ūkį. Sako, tu ko jūs nori? Taigi Rinkevičiaus žmona čia dirba, kas Rinkevičiaus brolis, pusbrolis? Ne, pusbrolis ten... Gintaras Rinkevičius. Bendra pavardis ten yra, tikrai. Daug dievė, jeigu tą informaciją. Bet čia Rinkevičius, čia Paliulytė, čia Armanavičiūtė, ar ten kas ten, Dabar ir visų Šuminskis, jūs kaip valdybos narys, kiek kartų buvo svarstamas tas klausimas, būtų ūkis ir katilinė. Mes nuo kada pradėjom susitikinį, pirmas rimtas susitikimas buvo pernai gegužės mėnesį. Kai aš sakiau tos pačius klausimus, sąskaitos už šildymą, sutartis, šiluminės energijos paskaičiavimas, toliau tas dedamasis. Perspėjau, sakiau visiems, kad kainuoja yra apie centą, sukasi, kontroliuokit pinigus, žiūrėkit, kad nebūtų pinigai išvaistami į šalį. Tuo labiau, kad amortizacinio skaičiavimo pinigų neturi teisės niekur leisti, be šitą, kur dabar išleido tos pinigus. Toliau dabar, reiškia, pinigai sėdė, kur, kaip tik sakė, dėl šiluminių mazgų. Taigi mes, Rinkevičius, būdamas būtų ūkio direktorium, ir jo įmonė buvo licencijuota kaip prižiūrėtojas, ima 10 centų už kvadratinį metrą gyvenamą plotą mokestį. Puikiai žinojo, kad šilumos tekėjas miesto energija, paskiau Ukmergė šiluma dar 0,3 cento sėdi kilovatvalandį. Ir kaip reiškia tą leido visą šitą taigi. Tai mes ir atėmė pačiame. Tik dabar, nuo praeito metų, tai dabar dar vienas dalykas. Nuo praeitų metų rūdienė sako atėmė. Bet ta, kur yra lentelė, kurią man davė, ten 65 000 litų šiluminių mazgų priežiūra sėdi. Bet tik tai man, aš kai nuėjau pas Paliulytę šitą, sako, oi tikrai, ponas Tamušiūnai, čia mes tų pinigų netraukiam, sako, bet tik kam jūs rašat, sako, jeigu jūs netraukiat prie lentelį. 65,3 tūkstančio sėdi ten šitą pinigai. Tai aš dabar pasiėmęs, kadangi valdyba, šitą ne valdyba, ūkio komitetas, iš ūkio komiteto man priskyrė Ukmergės šilumą, aš jau nuo pirmadienio eisiu tenai ir prašysiu, kad man duotų visus tikrus skaičius. Nes vieną skaičių duoda, kitą kartą paneigia, duoda, kai sakau, duoda, pasirašyk parašą, pasirašyk. Tai aš čia galėsiu irgi žmonėm paaiškinti. Tai jūs nuo praeitų metų, atsimenat, pirmą kartą gegužę mėnesį Šičkinienė, reiškia, protokolavo. Kai susirinkom, tada administracijos direktorius sukvietė. Šitą jūs puikiai žinojat ir aš sakau, aš ne vien savo nuomonę sakau.
Bet sakau, miesto bendruomenės nuomonė, kad Ragauskas turi va tas dėl sutarčių, dėl to. Tai negi jam nei kiek, nei plaukas nesukrutėjo, kad bendruomenė reikalauja. Ne, nu tai aišku, tai jis tas sutartis. Ir nieko nedarė, absoliučiai, va jau 2 metai jo nieks nepakeista visiškai. Ne, nu tai kaip, sutartis yra sudaromas. Nu tai sutartis, bet nėra tų punktų, kurios, dabar įsivaizduokim, 3 sutartis. Šilumos tiekėjas su prižiūrėtojų sutartis, prižiūrėtojų su vartotojų sutartis ir šilumos tiekėjas su vartotojų sutartis. Ir jokios jungties tarp tų 3 sutarčių nėra. Viena sutartis savo, antra savo, trečia savo. Tai kaip žmogui tada spręsti, kuris gyvena Vatišką būtę? O dabar dar 10-15 metų praeis, prasidės griūtis šitų santechninių įrengimų namuose. Pats savo grįžę dabar būtą remontuoju ir matau, kokie vamzdžiai yra. Ne, nu tai čia kiekvieno namos. Tai va mes privalom apjungti tas 3 sutartis, prižiūrėtojas, vartotojas ir šilumos tiekėjas, o perdangai plyš vamzdys. Ir prabėgs, supranti, tenai. O prižiūrėtojui yra parašyta 50 cm turi vamzdžio gabalą keisti. O niekus, nei prižiūrėtojas su vartotoju neturi sutarties, nei šilumos tiekėjas neturi. O jų sutartis abiejų išvis niveniam. Ne, tai jūs sutarties. Tai jūs valdybos narys buvotgi turėtos reikalus spręsti ir patikrinti, ir žmonių net paklausti. Ne, tai yra pakeista dabar, čia atskiras klausimas, yra pakeista šilumos ūkio įstatymė ir tos sutartys gali būti vienos, gali būti tos, bet dabar... Bet jos turi būti apjungtas. Jos turi būti apjungtas, gerbiam Šuminskį, kaip nori. Jos turi būti apjungtas. Ir dabar, kur su žmonėm pasirašinėja sutartis, da eis iki mūsų, va tokia bus peticija parašyta, kaip ta sutartis atrodo. Priedas prie sutarties ir paskiau tos punktus visus turės visiems gyventojams išnešioji. Galbūt pačias reikia čia turėti rytį. Dabar Seimas Aš noriu nutraukti ginčą ir pacituoti. Tautos ūkis ir darbas, 46 straipsnis, Konstitucija. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad jį tarnautų bendrą tautos gerovį. Vienas, valstybė gina vartotojo interesus. Tai vat prašom ir atsižvelgti. Savivaldybė, jūs esat valstybės pakopa, būkit malonus, dirbkit savo darbą. Labai maloniai prašom. Tai mes nieko absoliučiai nereikalaujam. Kako nežemiška. Tas, kas priklauso, reikalauja. Mindaugai, kad dabar ir Seime svarstamas šilumos įstatymas. Nedaug dievė. Tai va reikia mums savivaldybei pirmas užbėgti už akių ir susitvarkyti savo jos vietą, kad jų priimtas negalėjo. Čia tiek padarės, reikės daugiau mokėti katrų, atatų. Čia nedaug dėlė. Reikia mokėti reikės daugiau. Tai va, čia atsakymas į tą pastraitus. Ką, pavyzdžiui, gali padaryti savivaldybė, jeigu valstybė daro? Ką daro? Tai dabar va šilumos ūkio. Šilumos gamyba, perdavimas, tai reiškia sukuria daug įmonių ir daug. Lygiai tą patį su dujom padarė. Dabar tranzitiniai dujų tinklai vienas, gaspadorius, atsišakojimai į miestus, kitas gaspadorius ir kvartaliniai tinklai miestuose, trečias gaspadorius. Tie plėš, Kai pirmai buvo vienas, tai buvo viskas aišku, atėjo dujas prie Baltarusijos Lietuvos sienos, tiek kainuoja, atėjo Ukmergėn tiek, per Lietuvos dujas, tu parodyk man 20 metų atgal, 15 metų atgal, 10 metų atgal, 5 metų, koks priedas buvo. Aš jau iškart pagaunu. O dabar kaip bus, nieks nežinau. Dar žiūrėkite, dabar tvarkos. Daug maž vis tiek jau susidaro nuomonę, jau kas tenai ir tam ūkiai vyksta. Aš dabar tik tai paskutinis, nu, nežinau, aš tai gal ir būsiu per daug kategoriškas, man tai visiškai nesuprantama dabar Šventupy, kai bandoma padaryti elektrą karštą vandenį šildomą. Čia paprastas dalykas, reikalas toks karštą vandenį. Įsivaizduokit, reiškia... Neaiškint technologinių dalykų, kaip šildomą. Ekonomika labai paprasta. Reiškia, jie per vasarą patiria kažkur 800 000 nuostolių. Reiškia, naudoja, pavyzdžiui, vasarą. Upė netoli, ten, reiškia, dirbančių žmonių nedaug, praktiškai, reiškia, vandens labai sunaudoja mažai. Bet katilinę
Reikia 4 dalykai. Vienas. Viskas, čia jau aišku savaitę, bet palaukit, vyrai, mėly. Bet tai... Vietoj elektros pasidaryti, kaip pasikazėjo. Šiandieną aš... Norėjom mes tokį dalyką, mes paskaičiavom per brangiai išeina. Kas per brangiai išeina. Kiek katiliukas kainuoja, elektrinis tasai? Elektrinis, ką ten kainuoja? Čia žiūrėk, argi kitus, aš ekonomistas, tu šilumininkas. Bet jie pasiskaičiavo jau? Jo, vyrai, nėra net ką ginčytis. Pati brangiausia šiai dienai karšto vandens gamyba yra elektra. Elektra, dujas, toliau malkos ir saulės. Šiandien... Aš žiūriu, atvirai sakau, šiandieną vandentiekis ant stogo darbininkam rengia saulės kolektorių. Atsipirkimo laikas ilgas. Reikia didelį... Atsipirkimo laikas, gerbiamas Alkė, yra praktiškas žmogus sėdė pusantrų metų. Mes dabar turim įpiršti jiems tas... Ne, mes turim kaip įpiršti. Čia reikia Žibkienį paskambinti tiem žmonėm, kad mes kalbame Jie skaičiavo tokį dalyką, jeigu mažiau mokės, jie mokės mažiau, jeigu iki 3 kubų suvartoja. Niekas netrukdo jiems įsirengti patiems tuos kolektorius. Ne tame esmė. Esmė tame, kad ima Ukmergės šiluma, ima paskolą ir rengia šitos statinius. Jeigu jie jau ten iš savo... Ne paskolą. Jie vien žodžiu daro... Tai iš ko? Būsimų nuostolių sąskaitą. Jie dabar šią vasarą nedaro, jie patiria tuos nuostolius, bet jie atlieka pirkimą, rašo sąlygas, reiškia 3 metams išdėlioja tą mokėjimą, supranti, 3 metams išdėlioja tą mokėjimą, nuperka, supranti, tą paslaugą ir paprasčiausiai praeina vieną vasarą, sumoka tos nuostolius, praeina kitą vasarą, sumoka tos nuostolius, 3 vasarą sumoka, 4 vasarą jau nuostolių nėra, jau tas yra pelnas. 4 nuostolių, palauk, 4... Kainą sumoka? Nu taip. Ne per kainą. Aš taip, pavyzdžiui, atvirai sakau, pavyzdžiui, tenka susidurti ir su žmonėm. Kaip aš sakau, jūs įsivaizduokit, jeigu sakysim, padarėte elektrą, padarė pirkimą su atidėjimu mokėjimo už, vienu žodžiu, už kažkurio laiko. Tas laikas praėjo, nuostolių neturi, jie sumoka tos pinigus. O kaina, jeigu pakilo, kaip bus? Nebus jokios kainos. Elektros kaina nepakils, ne? Ai, tai jau čia kitas reikalas. Ne, bet taip, jūs supraskite, jeigu pakils kaina, elektros kaina pakils ir 1 kilovatvalandės. Sakykit, prašau, kiek skolininkų, kiek dabar nesumokėjai gyventojų šilumą, jūs gal žinote? Nedaug, kokį 60-70 tūkstančių. Taip? Balansą per vietų. Skolininkų. O dabar sakykit, o kaip mums sužinoti vartotojams? Dabar 30 centų už kilovatvalandę, 30 ten iškelia. Vis didėja, mažė, kad sudėdamasis, kad, reiškia... Gerai, aš pasakysiu. Ne, tai man jūs pasakysite tiek to, bet kad žmonės žinotų. Gerai, parašyta. Va, jau kalba kita, kad žinotų žmonės. Padidėjo, reiškia, padidėjo dujas rusiškos, darbas, ten visą kitą, amortizacinį, tą skaitimą. Tai, kad žinot žmogus, jeigu padidino kainą, įkainį tai kilovatvalandį, tai žmogus turi žinoti. Nu, vartotojas turi žinoti daug maž. Ar čia paslaptis yra, kokia paslaptis? Ne, tai visi... Nu, tai, gal spaudoj, gimtoj žemėje... Dabar esmė yra tokia, kad... Tam mes ir šnekėjom prieš 2 metus, birželio mėnesį, kad prie Katalinės pirmo mitingo metu. Atsisakyti įdingos kainų kontrolės komisijos šilumos skaičiavimo metodikas. Pirmas dalykas. Antras dalykas, pagrindinis buvo įtraukti mūsų žmogų į skaičiavimo grupę, kad žinotų, kaip tą kainą skaičiuoja. Tai šitą reikia. Tikrai taip ir bus. Taip, nu, sakau, dėl saulės čia mes atskira kalba ir visiškai ten. Ką daugiau mes dabar dar turim?
Tada biškai, o jeigu tu... Ką norėjai sakyti? Klaus. Va, tai tegul atsisėdi. Klaus, gi sakei, turi klausimų. Gerai, aš tada biškai pašnekėsiu. Tu, kad tu sakai... Dabar dėl tos, kaip sakau, pirmas šildymo sezonas praėjo, gavau visus davinius, aš ten biškai pasiskaičiavau. Nu, ne biškai, viską, kas priklauso, reiškia. Nu, tai per tą pirmą šildymo sezoną, 10-11 metų, reiškia, šildymo sezonas, kai yra, tai buvo kažkur tai apie 10-11% ekonomija su buvusiais miesto energijos šilumos tiekėjais. Ir tada aš per tarybos posėdį dar padėkojau Ragauskui, sakau, kad žmonės Ukmergės rajono žmonių vardu. Ir prasidėjus 2011-2012 šilumos sezonai, aš turėjau visus davinius paėmęs iš jų ir susiskaičiavau šilumos kainą. Nu ir ten radau kažkur tai apie $1.10, $1.25 daugiau. Grįžau atgal ir lyginau net 2001 metų, kai sutartis buvo, reiškia, kaina ta 12,40 atrodo centų. Nu, atėmė PVM, suskaičiuoji, ten pelna tas ko. Ir tas, kas lieka atmetus kūrą, dariau palyginimą. Tai, reiškia, ir buvo 2010 metų spalio mėnesio kainų kontrolės komisija kaina duota 28,40. Ir mūsų pačių buvo kaina jau pasitvirtinta 23,75. Visas. Nu, ir sakau, kažkur tai radau paskutinę tą kainą, kai bazinę kainą skaičiavo šildymo sezonui 2011-2012, radau virš cento per daug. Tada buvo pasakyta atvirai rajono valdžiai, kad tokie dalykai, kad mes privalom tos pinigus kontroliuoti, kad tie pinigai niekur neišgaruotų, bet tas kodėl ir kaip buvo, nu, nekėliau aš labai aštriai šito dalyko, kadangi teismai nesibaigė, licenzijos nėra, paskiau iš tikrųjų, kad nesugebam pasimėm šilumos ūkiai, nesugebam susitvarkyti. Ir šiai dienai rezultatą turim tą, ką turim. Bet tai yra vis tiek, gerbiam šunis, kai žmogus nedoras, jeigu yra situacija ekstremaliai ir žino, kokią padėtis Ukmergėj, ir būdamas tokios įmonės direktorium naudojasi progą, o tie klausimai, apie kuriuos aš va čia dabar kalbam, buvo sakyti nuo pirmų dienų, kadangi jie man buvo aišku. Jis naudoja, sako, jūs man šiandien nieko nepadarysit. Jūs man šiandien nieko nepadarysit, jūs nieko neturit. A jis, reiškia, buvęs direktorius, kai mes pradėjome važinėti, kaip aš sakau, tą revoliuciją vežti į Druskininkus, į Prienus, kitur, nuvažiavome į Prienus, su gerbiamu Imantu. Ir mums pradėjo žmonės sakyti, kad sako, taigi jis prieniškis yra. Sako, jis Prienų šilumos tinklų direktorius buvo. Jis Prienuose buvo kartu su jais, sako, taigi su ta šaika jis sako. Sako, kaip jūs jį priėmėte? Mes nieko nežinom, nu. Prezidentus pakeičia. Tai pasirodo, kad reiškia pas mumis Kupčinskas dar tą sutartį su nuomininku pasirašė žymiai geresnę, kad sugebėjo nutraukti. O jis Prienuose dirbdamas pasirašė tą sutartį tokią, kad jie net šiandien negali nutraukti. A mes jį laikom Ukmergėj. Ir dabar dar toliau. Jam buvo pretenzijas tokias buvo pasakytas. Pagal kainų skaičiavimo kontrolės komisijos metodiką šilumos, reiškia, kiekį dalina taip. Apšildymui, cirkuliacijai, karštam vandeniui. Ir būtinai turi atitikti karštas vanduo deklaruotas su, reiškia, sunaudotu. Nieko net netitinka. Deklaruotas visat mažesnis negu suvartotas.
Tai dabar gauni, vat, mūsų 40 būtų namas, Maironė 9, Kulirkas 10, tai 10, tai 15, tai 12 kubų vandens nedeklaruota ir tą šilumą išdalina ant kvadratą. Ant kvadratą išdalina, aš jam jau 2010 lapkričio mėnesį. Ragauskai sakau, taip nedaryk, va tu matai, sakau, aš tau permoku. Nu, sakau, 6 litai, 5,90 kažkur. Jis vis tiek daro. Ragauskai, sakau, parašyk, suprantat, reiškia išdėstymą. Pirmas dalykas, bendra kvadratūra kokia yra, bendra šiluminė energija. Toliau išskirs tik šiluminė energija, cirkuliacijai. Turiu ne tuos pranešimus. Reiškia, šildymui, cirkuliacijai, karštam vandenį. O užsispyrusiai ne. Ir dabar toliau, mokėjimo pranešimą yra išsiųsti. Ir ten žmogus turi bilinėti su šitas kompiuteriu. Ten nėra moters darbuotojos pavardės, kuri atsakinga už paruoštą sąskaitą. Būtų ūkiai, kaip pasakiau, tai Rinkevičius iškart sureagavo ir parašė, kas. Ukmergės, reiškia, Ukmergės mūsų šilumoj nėra iki šiandienai dar. Ir šiai paskutinį, kai gavom, nėra absoliučiai ten, nors šitas dalykas. Tai dabar aš suskaičiavau, kad nuo 2010 metų spalio 15, kai jie paleido šilumą, iki šių metų šilumos sezono pabaigos, aš permokėjau tokiu būdu 26 litai ir 1 centas. Tai aš jau pasirašiau raštą, kad man jis, kadangi jis vis tiek už tą karštą vandenį pinigus susirinko, kur buvo nedamoka, nedeklaruota. Aš turiu suvestinę visą pasidaręs, ant kiek kubų. Jo nebuvo, reiškia, duota, nuvėjau į vandentekį, kiek mūsų namas vandens sunaudoja, nuo tada pašildymui. Susivežiau viską. Aš jam permokėjau 26 litus ir 1 centą. Sakau, dabar turėsi mane kompensuoti. Dar vienas dalykas. Kiekvieną mėnesį, reiškia, žmonės deklaruoja karštą vandenį ir sako, kad, reiškia, šilumas, karštas vanduo, cirkuliacija. Viskas tam pačiam mėnesiui. Jis varo mėnesį atgal. Dabar sako, reiškia, kad vandentikiui aš negaliu sumokėti už mėnesį pinigų karšto vandens, kadangi man žmonės nesumokėjo. Tai kaip tu gali būti žmonės sumokėję, jeigu tu varai tą mėnesį atgal? Nu, tai tu ir aiškini, kad vieną mėnesį nesumokėjai. Tai va dabar, reiškia, čia aš sakiau irgi, va, tai su įmantu mes šnekėjom, kai bus tokie klausimai Kateriniai svarstomi, valdyba jų, sakau, pasikvieskit mane. Tada mes vienu žodžiu prieisim prie viso šito dalyko. Ir paskutinis dalykas, kai svarstė jų balansą, yra visi daliniai, kiek nupirkta šilumos, kiek pagaminta šilumos iš dujų, kiek nupirkta dujų, kokia dujų kaina, viską. Viską susiskaičiavau pats pas save ir gavau tokį dalyką, kad girdi jie tiek dujų negavo, kiek pagamino šilumos. Aš pakėliau klausimą ūkio komitete, suprantu, reiškia, Ragauskai, sakau, kaip čia yra. O, sako, nežinau, taip, nu, sako, tai, matai, kur supjūvenam, gaminam šventukai, tą šilumą bendroj krūvoj. Gerai, atminusuojam, 2 mėnesiai buvo vasaris ir kova, kai, reiškia, dujų ten apie 1100 kubų kažkur tai naudoja. Atmenu tą šilumą pasilieku, kad vis tiek dar neišeina. Ir dabar, kai buvo svarstamas taryba, aš klausėte, jis man sako, matai, mes padidinom katilų naudingumo koeficientą. Sakau, tai pasą, turi pasą pasirinkti, kas gali padidinti. Taigi yra gamyklas išleistas dokumentas. O jeigu tu kažką tai revoliuciją tam katilę padarei, tai irgi suformink, su inspekcija, su visais jų pasidaryk. Sakau, turi? Sako, turiu. Gerai, parodysi. Tai va dabar, sakau, aš eisiu pasižiūrėti. Ir kai bus viskas suskaičiuota ir padaryta va tie visi reikalai, tik tada aš išskaičiuosiu bazinę kainą, nuostoliai katile, nuostoliai trasoj, bet nuostoliai trasoj paimsiu net ir už Panevėžiečių, kadangi jų buvo apie 11–12%. O jis, kai rašo katile didelį naudingumą su koeficientą, jis didina nuostolius trasui iki 17–18. Taip nusirašo tik tai dujas, a čia jau su šilumą nusirašo viskas. Ir pinigai, ir atlyginimai, viskas nusirašo.
Tai dabar jis man irgi tą dalyką turės parodyti. Kaip čia gaunas? Ne, tai dabar, vienu žodžiu, kada gavo Kokio dydžio pajamas gavo įmonė? Vieną sezoną? Reiškia 14-15 milijonų. Pelno. Ne, pelno, paėmė. Ne, pelno. Aš paėmiau, reiškia, taip. Jų balansas yra duotas tarybai ir yra parašyta, kiek jie gavo pajamų. Ten 14 milijonų 450 tūkstančiai kiek. Pagal kainą susiskaičiavau šiluminę energiją parduotą visą. Suskaičiavau kiek karšto vandens parduotą. Viską sudėjau, trūksta pinigų. Pridedu vandenį, tada jau atsiranda, jau užtenka. A jis rodo nuostolį. Tai tu pridėk vandenį, nebus nuostolį. Atsiprašau dėl vandens, kaip tai komentaras. Dėl vandens nieko nepadarysit, už tai, kad visi daugiabučiai, 250 daugiabučių moka už praeitą mėnesį. Įmonė apskaito ne šio mėnesio parduotą vandenį, Bet metų bėgį, už metų. praeito mėnesio. Tai aš apie tai, nors šilumą dalina, šiluminę energiją, apšildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui dalina su einamu mėnesiu, o vandenį kiša atgal. Nes viso miesto vanduo eina prieš 2 mėnesius apskaitomas. Ne einamojo mėnesio, bet už praeito mėnesio. Aš negaliu, šitam negaliu pasakyti. Man mintis yra, kai aš gavau visas ataskaitas už vandenį, kiek gyventojam vandens, kiek karštam vandeniui, tai bendras balansas atitinka su einamu mėnesiu. Negali būti, nes būtų ūkio lapelį parašyta, pateikite duomenis, tik sekantį mėnesį būtų ūkis apmokestina tą ir tik 3 mėnesį žmogus moka. Pasižiūrėkite savo lapelį. Ne, aš gaunu lapelį tikrai. Būtų ūkio lapelį, pažiūrėkite. Taip. Nu negali būti, taigi jie... Tai tada, klausykit, tai jie tada meluoja iš vis. Nu tai be abejo, tai reikia žiūrėti. Tai tada, nu gerai, dar šitas... Gerai, gal jau čia nebeįlyskim į vandenį. Užtenka to dalyką, Bet jūs nepasakėt pelno. Pelno jie pelno neturėjo, nuostolį. Mes čia svarstam čia gausybę visokių klausimų, bet mes paveikti, ką nors galim, negalim. Kaip mes galim? Galim. Ir paveikti. Mes tam ir susirinkome. Nes kiek aš žinau, kiek rašė laikraštyje, tai rajono taryba net nenubaudė jo, net pastabos neparašė. Rajono taryba, mano pasiūlymu, buvo pasakyta, spręs, reiškia, valdybai apie direktoriaus tinkamumą užimamų pareigų. Nu taip, aš šitą girdėjau, bet... Tai va, šitą dalyką jie dabar ir viskas. Ne, tai šiandien. Jeigu tai nieko negalim paveikti... Jeigu paveikimą tik padarys šit už tokius dalykus, tai čia tas pats, kas nusispjaut. Įpareigoti šitą laiką atlikti. Ir tie argumentai, kad pavyzdžiui, ten buvo energija, jis dirbo Prieduose, tai nieko nereiškia. Pusė mūsų saugumo dirbo. KGB ir karininkai dirbo. Ten darbo ir veiksmai buvo. Ten nedori ir čia nedori. Nu tai reiškia tas pats. Reikia galvoti, aš pavyzdžiui nemanau, kad 2 metai yra labai didelis laiko tarpas, kad naujas žmogus atėjęs į naują vietą jau turėjo padaryti kokį tai stebuklą. Jam reikėjo biskutį dar apšilti. Plius situacija buvo labai sudėtinga, visi patys žinot. Aš, pavyzdžiui, nenoriu apginti šio nepažįstu asmeniškai, bet nemanau, kad tai labai didelis darbas, kad būtų viską. Ir paprastai, jeigu žmogus dirba, tai padaro labai daug klaidų. Jeigu nedirba, tai jis nieko nepadaro. Vienintelis dalykas už tai, kad jis nekreipia dėmesio. Ta sakau daryk, ta. Čia kitas klausimas. Nieko, kad, nu, tai dabar įsivaizduokit, apie tas pačias sutartis, taigi, sakau, duok sutartį savo, reiškia, su būtų ūkiu, davė. Nu, nieko nėra, aš tą sutartį turiu. Straipsniai. Toliau būtų ūkio turiu suvartoti, jos turiu suvartoti. Apie tai, tas atsakymas ir yra, dėl ko mes čia susirinkome. Tam, kad išsakyti mūsų suveinančias visų miestelėnų mintis, būtent Imantui, kuris turės ir medžiagą, turės ir prieina prie finansinių dokumentų. Ir jisai, kad susidarytų nuomonę, ir jisai valdybos posėdį išsakytų, gerbiamas Rakauskas. Taip. Mes norim iš tavęs to ir to. Ir tada, atsimenat, gegužę mėnesį, kai aš pasakiau, kad žmonės
su šilumos mokesčiais buvo apgaudinėjami dviem kryptim. Pirma kryptis tai buvo dedamoji prie dujų apie 4 centus, iš kur kaip iš dangaus Dievo duota. Tai ją mes nubraukėm 2010 spalio mėnesį, kai pasidarė 23,75. Buvo 28,40. Vot 4 centai, 4,5 su PVM, čia buvo Dievo duota. Į kažkur tai reikėjo mums visiems mokėti. Šito dalyko nebemokam. Bet antra dalis, kuri su žmonėm yra, tai šilumos suvartojimo kiekis. 2001, 2002, 2003 metai mes turim su Nepaukščiu šitą išklotinę. Kvadratiniam metrui prie Daleckio -5 buvo 7-8 kWh, o dabar atsidarė 16-17. Iš kur? Nu čia mes kitokiu nusismulkinam. Ne, čia yra labai dalykai. Tai va dabar mums reikia su katvilinės pagalba. Yra antra kryptis. Su šilumos tiekėjo pagalba arba jį priverčiant ir su prižiūrėtoju irgi priverčiant. Ko aš vasario mėnesį vaikščiau 2 savaitės po 4 kartų į šiluminį punktą pas save. Ko aš jau 2:30 nakties, supranti, tai jie apgaudinėdami, jie žinoja, kad mumis apgaudinėja. O aš juos dabar turiu gaudyti. Tai kodėl tas prižiūrėtojas tada reikalingas, jeigu jis yra toks? Mes susirinkom tam, kad matom, kad yra trūkumo ir reikia padaryti taip, kad jų būtų mažiau. Bet jūs kalbat tarybos posėdyje. Vat jūs dėstat, jūs asmeniškai savo nuomonę. O kada susirenka 25 tarybos nariai su mėra, su direktorium, kokios mintis? Mintis tokios, dėl šilumos, skaitykim, kad sutarimas dar buvo. Kol neužėmiau, kadangi labai didelės suinteresuotos jėgos yra Ukmergėj čionai, stiprios jėgos, kurios suinteresuotos yra su šitos šilumos kiekiu. Kaina dar ne tiek, bet tas šilumos kiekis yra labai aktualus kai kam. Reikia laikyti kontrolę, reiškia. Tai dabar ir šitą šilumos kiekį jau radau, kaip yra, reikia, visi žinokit, sekantį trečiadienį bus būtų ūkį, būkit geri ateikit, pakvieskit daugiau komendantų visų, šnekėsim dėl būtų ūkio darbo ir dėl to prižiūrėjimo vienu žodžiu visą. Niekada dėrybos nevedamas priešo teritorijai. Ne, mes tenais ir nedarysime. Ten kviečia jie vis dėlto organizuoja. Ten jie patys kviečia, mes privalom nueiti. Mes kviečiam čia. Gerai, mes ten, ar mes ten girdė, ar mes ten dėrėsimės, ar ten mes tarsimės, ar mes vieni kitiem pretenzijas užsakysim. Aš tau sakau klasikinę diplomatijos taisyklę. Mes nueisim tenai būtinai, kadangi ir iš valdžios bus, Rinkevičius aiškins, kuris padėjo 27 centai kilovatvalandės eksploatacijos išlaidų, pasivaikščiam, vėliavų iškabinimam, taip toliau. Kuris padėjo tos pinigus? Kaip žmonėm paaiškins. Ir mes nueisim. Matai, Mindaugai, žmonėm tų dalykų neišaiškinsi, kadangi žmonės nedarys tie dalykai. Čia gali tau išaiškinti. Dabar toks dalykas, pasakau tokį dalyką, reiškia. Žinokit žmonės, kad naktim, kai vaikščiau į šilumos punktą, daleiskim 2:30, nieks karšto vandens nenaudoja. Cirkuliacija pastovi, nieks durų nevarsta. Tai skaitliukas šiluminės energijos nešėjo debitą rodė perpus mažesnį negu dienos metu, kai yra vartojamas karštas vanduo. Tai vad koks tas santykis reiškia bus mums ir kiek jisai ten duos, dar reikia ant savo namą, reiškia, padarėm, o gerai, va, Vylė dabar sėdė. Kaip sakiau, Panevėžys buvo Ukmergėj, keitė šilumos punktus, machinacijas darė, taip, viską darė tik tai, kas jiems buvo naudinga. Kur vamzdynus turėjo pakeisti iš didelių storų vamzdžių, kur šildymo sistemų paskirstimą, nieks absoliučiai nieko nedarė. Lygiai tas pats buvo ir mūsų name, šiluminiam punkte stovėjo tas didelis gargaras,
boileris pašildyti karštam vandenį. Tai mes jį išmetėm, pasistatėm mažiuką va dabar. Ta kaip visur, bet jau už savo pinigų. Tai priedą šitą susistatėm balansinius ventilius ir prie radiatorių pasistatėm, reiškia, termostatą. Termoreguliatorius. Termostatą, reiškia. Tai dabar aš jums galiu pasakyti tokį, lapkričio gruodžio mėnesį, kai buvo tokia nulinė temperatūra, pas mane name šylo 5 stovai, kuriais teka vanduo, tai yra viena sekcija. Na ir gal per visur 5 taškai buvo, nu gal 15 sekcijų radiatoriuose. Vienos sekcijos galingumas 178 vatai. Įsiskaičiavau viską. Skaitliuko parodymas ir mokėjimas už šilumą. Mokėjau už 800-900 kWh, o va šitą man visą aritmetiką parodė, kad aš suvartoju tik tai, 400-500 per pusę. Tvarkoj, žiūrėk, Mindaugai, mes... Tai va, tai dabar prieisim prie vieno žodžių šito dalyko. Labai supratot kilovatą. Jeigu bus įdomu, galėsiu pasakyti. Mes rezumė... Būtinai turi būti kiekvienam name šiluminiam punkte padaryta karšto vandens apskaita ir šilumos apskaita atskirai. Ar dėl prirašymų? Jeigu prirašinėjo... Tai viskas, man klausimų nėra. Tai dabar prirašinėjo iki 12 litrų kvadratų. Žiūrėkit, mes vis tiek turim apibendrinti. Lygiai yra tą patį, jūsų namas ir meškų namas, kur mes visi įėjom. Gerai, tvarkoj. Viršutinis paskirstimas. Visai čia tada... Šitą, mes šiandieną Imantas sėdė ir klauso, ką mes, tvarkoj, Mindaugas išsakė savo nuomonę apie vadovą. Taip, aš taip bent tokios nuomonės sakau, jį reikėtų spausti valdybai žymiai daugiau, nes jisai, aš matau, kiek susitinku, jisai nori užimti Šveicarijos variantą, neutralus. Nei po Panevėžiu, nei po labai Ukmergę. O darau, ką noriu. Nu, gal ten taip išeina, kad jisai daro. Nes mes ir norėtume, kad, pavyzdžiui, kada vyrai valdyboje, nu, nebūtų panibrastos kažkokios, o jau būtų tiksliai vyrui tada padaryti. Tada tą padaryti ir tada tą padaryti. Įpūs šventą dvasią. Atlikti kankinimo procesą, o paskui žiūrėti. Kad valdybos nariai... Tai yra pasirodo. Na, kas valdybos